rytas, dar viena nauja diena, dar viena diena arčiau olimpinių žaidynių. Šiandien dienos planas, atvykom pasižiūrėti į FIDEA kraujo. Treniruotės nebus, čia padarysim dar porą testų, aerobinį slenkstį nustatysim, raumenukus, riebaliukus pažiūrėsim. Tai va, tikiuosi, pavyko kažkiek numes svorio, greit pamatysim. O paskui su komanda lėksim pas ministrę, išlydės į olimpinės žaidynės. Mes atvykom į FIDEA. Labas rytas. Nu ką, pridavėjim kraują. Turbūt kiek greitai jau susirinkus. Gerą dieną, sveiki treneri. Labas. Neuždėk kameros. Nu ką, pasisversim. Kas įma žiūri, pasisvėrė. Nu jo, žiūrėk, matai, kaip svoris gražiai eina. Nykstantis simas prieš jūs. Nenykstantis, o einantis į formą. Nykstantis, va. Valentinas. 8-2, ne, kaip 9, kas 8-2? 8-2-4, pažiūrėk. Ataugai, simai. Pažiūrėk, kaip pasmindė 8-2-5, 8-2-4. nu broliai kaip dvyniai. Mokam. Kiek čia sversim? Nu, treneri, gali prieiti arčiau. Prieikit arčiau, va. Siaubas. Nu va. Numetėm apie kilą, reiks pasitikslinti. Riebaliuką liku gal tokie patys. Atspausdins lapą, pasižiūrėsim. Kaip Vaidinai ryškinėsi. Nu, nežinai ryškinus. Ryškinėsi. Oi, miegu. Greitas mindi? 1,5, bet būtų šiaip visai neblogai, jeigu ne tas. Gerai? O mindė suspaudė, o pabėgo. Na, žiūrim, ką turim. Nukrito kilas 300. Vandens išliko tas pats. Nu, žodžiu, čia kitoj pusėje geriau rašo. Kilas nukrito, raumenukai irgi 700 gramų, riebalų 400, žodžiai normaliai. Bendras reitas 102 iš 100. Normaliai žodžiai. Laikai? Padėt palaikyti? Stipresnis. Gerai, pabūk 8. Tai va padarysim rufiją ir kardiogramą. Žiūrėsim, kaip širdelė laikos. Rytoj kojas skaudės. Oho. Tai va pasidariau rufiją. Minus 0,8, visai neblogas. Simelis, ką čia slepia. Kairį aš norėčiau. Paskutinis. O koks vidurkis? 1,34. 1,34 toks geras. Geras. Paliekam. Let's go. Minutę laiko.
Pradėk. Agėdė lavono konvulsijos. Ignai, davai. Paimsi. Pats save. Dar. Op. Nu, paskutinis tai labai prastas. Simą aplenkiau. Simą ant dešinę. Aš kalbu tik iš pirmo. O, gerai, laikyk. Puikiai. Parodyk. Niekas nesigėrėjau iš savo. Na, žodžiu. Kiek buvo? Pamilo, tavo lūpas net mėlynos. Pusę litro mažiau, bet mėlynos lūpas tavo. Tai viskas. Išspaudai savęs maksą. Važiuojam toliau. Toliau. O, čia kiek. Nuo galių. Kadangi priprakaitavai labai stipriai, užsidėsiu foto. O, galbūt kaip siauras, siaurų nebumas. Nu, Andriukai. Šilimukas. Nu, nesigėdyk. Aš apšilinėjusi, nelizai. Rankas, senos rankos. 105 garbulio vidinčia. O 8-3 tikrai neblogai. Parodyk, ką stipriai ranką. Mindės lengsti daro. Pažiūrėsim, kaip čia. Dar 2 minutės jam liko. Tai va, Simas irgi pradėjo aerobinį slenkstį daryti, o Mindė laktatą pasižiūri. Kiek? Po 2,5 minutės 4-2 ir tai pažiūrėsim kiek po 3 minučių. Tai labai gerai užtaikė. Palyginus. Jo, tai... Bet šiaip pulsas šiandien prasliau, tai kiek galvojau, kad bus taip ir buvo. Šiandien nepulsas buvo. Baigiau 7, čia būtų reikėjo 8. Iš bicepsų nieko daug nesitikiu. Manau, gal net ir pakrito. 3,9. Išliko ant 5 cm daugiau nei pas mano mažąjį draugą Andrių. O dar yra tokių plačių gnybtų? Čia specialiai praplatinta, reikėjo gnybtus, nes... Akušerio gnybtai. Su skaliperiu, kaip vadinasi? Kaliperis. Bet muzika yra, tai gali nešnekėti. Copyrightas bus. Ant viršaus bandysi tarp žodžių. Ne, tai overvoice nebent. Nu, kaip ant klobo riboliukai pasikeitė. 0,46 buvo 0,54. 0,46. Pakrito. Gerai. Tai Andrius ruošiasi daryti aerobinio slenksčio nustatymą, o Simelis ką tik padarė ir matuos laktatą. Trumpai tariant, tai rodo ištvermę, kaip organizmas geba pasisavinti deguonį ir žiūrim, ką turim. Tikslas būti 4 lygiai, tai va pasitikrinam. Tai va, žiūrim, ar Simas pataikė, bet mačiau, pulso dažnis buvo didesnis negu turėtų pas jį. Nu ir. Čia ne forma. Laukiam Varžybų. Ne, normalu. 2 savaitės darbo, dar varžybos 3 dienos, tai... Šiaip ne taip ir blogai palyginti. Nu ką, Mindė rodo savo plaštakų galę. Nedaspaudžiu. Prastai. 8. Kitą kartą bus daugiau. Prieš tai buvo daugiau. Buvo daugiau prieš tai? Jo, 8,1,4 buvo.
Esmė tokia, statant aerobinį slenkstį, 5 minutės reikia pakelti pulsą arti savo aerobinių slenkščių ir paskui jį laikyti dar 5 minutės. Laktatas turi būti apie 4 pamatavus. Ir paskui matai savo, ar ištvermiai pagerėjo, ar ne, ar gyvulys įsisavinimas geras, ar nelabai. Judam. Bet 4,6. O kiek metų buvo? 178 Labai nebūdingų savo tempų važiavai. Bandžiau biškai atsipalaiduot, nu. Šiaip gražiai, sakyčiau, kaip pono močiutė. Ačiū, Andriau. Gėlių tiek daug nereikia, bet malonus. Pamatuosim laktatą. Tai va, pamatuosim laktatą. Turėtų būti 4, bet gali būti ir 5, kaip sako Ignas. O pulso kiek turėjai? 7,3. Nu, plius minus. Taip. Vandens buvo 107 valiavo, buvo 2 laktatų. Gali būti ir 4, gali ir ne, pažiūrėkime. O gali būti ir 8. Jo, šiaip peisas, kaip mano, geriausias buvo, gal net ir rekordiškai greitas. 4,6. Jo, nes svoris mažesnis kūno masės, tai atitinkamai ir greitis didesnis. Na, aš manau 3,5. Labai norėčiau. Opa! Ai, net tą pažiūrėjau. 3,5. Galvoju 3,8. Nei tą pažiūrėjau. Nu bet, taip sakant, arti. 45 tempų visai gal ir nieko, sakyčiau. Normaliai. Gal nori kavos, pavardatos atnešti? Aš ne. Vos nepamiršau, bet dabar paskelbsim, kas laimės 3 šokoladų dėžutės rinkinį. Ir reikės paspausti mygtuką ir 21 žmogus, kuris dalyvauja, 21 pakomentavęs. Ir paspausti duosim, jei gali paspausti mėlyną ir dar kartelį. Va, ištraukiau save, gal tas pats negaliu, dar kartelį. Nepasispaudžiu, va. Šis žmogus laimi šokoladą. Susieksim, atsiųsim į paštomatą artimiausiai. Žodžiu, chebrytė, lekiam dabar su Mindaugu į ministeriją. Atlieks ir visi kiti irkluotojai bei sportininkai. Vyks iš Lietuvės mūsų. Sporto ir mokslo ministerija. Viskas kaip ir kiekvieną dieną, pati treniruotis į dieną, valgai, mėgai, sportuoji, nieko nėra, kas būtų įprastai. Ko tikimės, ką lūkesčių? Tikimės parodyti geriausią formą, kokią galime pasiekti. Ačiū. Tai va visi sportininkai beveik ir Mindaugas. Nelaukiam semestro. O reik laukti. Visi nori čia sėskitės, nes netenka sėdimo. Ai, mes čia visi netalpsim. Yra pagal palandą? Ne, man diskusijų dalyvauti reikės, tai manęs yra. Kur sėsim? Andriu. Galim sėsti. Jeigu norit pakeisti, pasiekti fotografuotis, iš merginos vidurio pasikadimis. Einam, va. Ponas, galima prie jūsų? Ačiū. O tu gali prie manęs. Taip? Nediskutuosit? O, Simonas. Ai. Galima atsimės šepsės? Nu ką, atvažiavo ir ministrės. Nemažas būrys vairavininkų. Ta priešrinkinė klase dabar yra kažkiek smagesnė, nes dar kartą vienintelį žinojai, turėjai eiti ketvirtą su komanda, kurie nevažiuoja ir priešrinkinės, o šį kartą ir tu ruošiatės įgyvendinti tą ir kitus svajonę dabar. Ir komandoje ir brolis Simonas. Ja, tai man tas šiandien susidarė nelengva atskirti, kur sėdė Lietuvoje vairavimą. Šiandien susirinko dalis iš 50 Lietuvos sportininkų dalyvausiančių Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
kiti išvykę į treniruočių stovyklas ar varžybas. Savo atstovus turėsime 13 sporto šakų. Tradiciškai tarp jų bus lengvaatlečiai, plaukikai, šiuolaikinės penkiakovės atstovai, didelis ir plotai būrys. Andriau, Simai parodyk. Ne šiaip savo. Sidabras, yra praba. Pabandyk išvyniot, pažiūrėk. Pas mane tai auksas? Dališim. Šimau krepšelių. Va. Sėkmės pinigėlis, 15 gramų. Milijonas eurų. Medžiaga, ką reiškia AG. Žinau, mėnulio akmuo. Nice. Labai gražu. Vienam pakomentavusių padovanos. Ne, juokauju, hibridė, juokauju. Ką laukia? Bendra nuotrauka. Andrius jau, tu iškart prie maisto. Juoda, balta kokia nors. Čia tiek daug žmonių, čia realiai man vienam. Filmuoja tai ne, bet tai kai nefilmuos tada galima. Rūdo sveiko tada. Man dvigubai ekspreso arba tiesiog juodos kavos. Smagiausia tavo dalis. Pavalgyti. Jo, tai aš matau. Tai greičiau, vai. Be, ačiū. Čia amerikano. Užsėmėm vietas iš karto prie stalo. Po truputėlį naikinam. Dar pabūsim, atsigersim kavos ir keliausim namo. Tai va, greičiausiai šiandien vlogas ir tuo užsibaigs. Iki susimatymo, hibridė.